Aš suprantu, kad finansų ministrė nei kelių nemyli, nei policininkų, bet man klausimas Agnei Bilotaitai. Kodėl jūs 24 metais apgavot policininkus? Jiem prižadėjot, kad didės algos, o algų didėjimas buvo 3-5 eurai. Dabar žiūrint į biudžetą, vėl matosi tas pats. Tas didėjimas turbūt bus vėl keli eurai. Policininkai dabar išeina dirbti į švietimą, nes ten geresnės algos. Tai vat kodėl jūs nemylit savo srities? Savivaldybė ugniagesiai važiuoja su senais zilais iki šiol, kai suvalgo daug benzino, jo važiuoja po vieną tada, nes algom pinigų nebėra. Tai kodėl tos srities jūs taip nemylit? Kodėl tų ugniagesių taip nemylit? Tai gerbiamas kolega, pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad tikrai myliu ir gerbiu visus statutinius pareigūnus žymiai labiau negu prieš tai buvę, kurie atėję iš tarnybų ir man atrodo tas yra akivaizdu, kad skaičiai, kuriais mes finansavimą padidiname, yra labai aiškus. Kalbant apie tą pačią policiją, aš jau daug kartų kartojausi, bet man atrodo dar kartą pakartosiu, tai apie biudžeto augimą policijai praeitą kadenciją jis augo 6%, šią kadenciją augo 40%. Šiais metais taip pat yra numatytas padidėjimas policijai, tai yra plus 23 milijonai eurų, kurie bus skirti pareigūnams, pirmiausia, tyrėjams ir komplektavimui. Tai pirmiausia, reikėtų pasakyti, ką padarė kiti. Mes tikrai skiriame didžiulį dėmesį, finansavimas didėjo policijai 100 milijonų eurų ir tai yra didžiulė finansinė, kaip sakant, suma. Apie kitą temą, kurią jūs taip pat paminėjote, tai apie priešgaisrinę apsaugą. Aš norėčiau kalbėti apie tą atsakomybių sritį, kuri yra susijusi su manimi, tai yra PAGDAS, tai yra mūsų pavaldume esanti tarnyba, tai jos atlyginimai didėjo tikrai nuosekliai ir tik kadencijos pradžioje mes didžiausią dėmesį skiriame tam, o kalbant apie sisteminės problemas, tam ir atsirado pasiūlymas dėl pilotinių projektų, tai yra apjungti šitas sistemas tam, kad spręsti tokias problemas, kai savivaldybėse dar iki šiol važinėja su zilais, nes mes nupirkome ir mašinas, ir autocisternas, ir autokopečias ir tikrai, man atrodo, tos sprendimus reikės padaryti ateityje, o tokių politikų kaip jūsų dėka, matyt, tos reformos ir nevyksta. Nes dėl jūsų, matyt, mes šiandien turime tokį atotrūkį ir kol jūs taip darysite, tol ir turėsime situaciją tokią neadekvačią ir netolygę.